teisingiau gavau rekomendacijas atvykti į istoriją. Pirmiausia, tai būtent, ką ir minėjau, norėjau to kūrybinio proceso pažiūrėti, kaip žmonės ieško idėjų ir labai originalių idėjų. Kita patirtis, kurios norėjau, tai buvo, kaip viską organizuoja, kaip planuoja viską, nes noriu išmokti planingai dirbti, planuoti viską. Ir norėjau išmokti dirbti komandoje, gerbint kiekvieną narį komandos. Irma uzyskała dyplom ukończenia studiów w dziedzinie nauk informacyjnych i komunikacyjnych na Uniwersytecie Wileńskim. Ale jej pasją jest kino. Ma już w planach założenie firmy wytwórni filmowej o nazwie Alarm Films. Tobias Jansson z kolei zarządza studiem Story produkującym filmy i klipy dokumentalne w Sztokholmie. När jag undersökte lite närmare Erasmusutbytet för entreprenörer så tyckte jag lät som en bra idé för vårt företag. Att få in en ung, kreativ och arbetsduglig och duktig person i bolaget. Irma är en väldigt entusiastisk person. När hon går in i projekt så finns det ett naturligt driv i henne att göra nytta. Och det smittar av sig. Hon är dessutom kunnig i marknadsföring, vilket inte är självklart i dokumentärfilmsvärlden. Så hon kan även långsiktigt hjälpa oss att marknadsföra våra filmer. Podczas tych 4 miesięcy spędzonych w Sztokholmie Irma poznała wszystkie etapy realizacji filmu dokumentalnego, od przygotowania produkcji przez wszystkie fazy montażu do dystrybucji. Oprócz tego jej znajomość kultury i języka litewskiego okazały się bezcenne przy zbieraniu informacji do filmu dokumentalnego o pracownikach z jej kraju zatrudnionych w Szwecji. Apskritai, stažuotės metu man labai patinka, kad yra įvairių darbų nuo projekto prasidėjimo iki projekto pabaigos, tai yra postprodukcijos. Po powrocie do Wilna Irma zamierza stworzyć własne studio produkcyjne i popularyzować kino litewskie za granicą. Kaip jaunai verslininkiai, sakyčiau, kad labai svarbu yra komunikabilumas. Tada reikia priimti riziką ir mokėti ją priimti ir turėti vadybinių žinių, kad sugebėtum bent jau pagrindinius dalykus kompanijoje suvaldyti. Jag hoppas ju såklart fortsätta arbeta med Irma på ett eller annat sätt. Den sortens utbyten är ju oerhört viktiga. Så det är en uppsida med europeiska samarbetet. Iš tikrųjų, esu dėkinga, kad atsirado šita programa, nes būdama Lietuvoje niekada gal net nebūčiau išdrįsusi pradėti galvoti apie tai ir to labiau apie tarptautinę veiklą.